Sveiki, mano vardas Hartwig. 2006 metais patyriau mirtį. Ji kilo ne iš tiesiogiai gyvybei pavojingos situacijos, o iš labai stiprios mirties baimės. Ta dieną dirbau lauke prie savo namo. Ant laiptų kilnojau sunkius akmenis ir po kurio laiko pradėjau jaustis blogai. Jėgos sparčiai seko ir maždaug po valandos pasidarė taip silpna, jog supratau, kad turiu važiuoti pas skubios pagalbos gydytoją, nes beveik nebegalėjau stovėti ant kojų. Nuvažiavau į skubios pagalbos centrą, kur man padarė elektrokardiogramą. Pažiūrėjęs į rezultatus, gydytojas pasakė, kad manęs neišleis į namus, nes čia kažkas ne taip, ir mane nusiuntė į ligoninę. Priėmimo skyriuje mane vėl prijungė prie medicininės aparatūros, stebėjo apie valandą, o vėliau su lova išstūmė į skyriaus koridorių, nes palatose nebuvo laisvos vietos. Ta naktį šalia manęs atvežtam pacientui staiga plaučius užkimšo kraujo trombas. Jis ėmė dusti. Subėgo medikai, atsirado vamzdeliai, skubėjimas, įtampa. Girdėjau, kaip jis sunkiai kvėpuoja. Ir tada mane apėmė tokia baimė, kokios niekada nebuvau patyręs. Tai buvo labai stipri, kraujas stingdanti mirties baimė. Mane tiesiog išmušė šaltas prakaitas. Staiga atsidūriau tamsoje. Ir pirmas klausimas, kuris atsirado mintyse: ar aš esu miręs? Ir sau pats atsakiau: taip, dabar aš miręs. Ir ką man dabar daryti? Žvelgiau į priekį ir priešais save mačiau tunelį, o jo gale labai toli, baltą spindinčią šviesą. Priešais tunelį stovėjo žmogaus siluetas. Norėjau eiti tą kryptimi, bet kažkas mane sustabdė, negalėjau žengti nei žingsnio. Apsidairęs pamačiau dar vieną tunelį ir pamaniau, jog dabar eisiu prie šito tunelio, tačiau ir vėl negalėjau pajudėti. Man nebuvo leista ir ten eiti, prie šio tunelio taip pat mačiau siluetą. Abu tuneliai buvo vienodo dydžio. Kaip inžinierius aš juos mačiau labai konkrečiai, beveik techniškai, ir tai nebuvo simboliai ar mano vaizduotė. Tai buvo du tuneliai su balta spindinčia šviesa jų gale, o įėjimai galėjo būti maždaug 4 metrų skersmens. Į dešinę nuo manęs buvo visiškai tamsu, ir tada staiga aplinka pasikeitė ir pajutau, kad esu kitame išmatavime, šviesos pripildytoje erdvėje. Visa erdvė buvo pripildyta ypatingos meilės, šviesa buvo balta su oranžiniais ir violetiniais atspalviais, o meilė buvo tiesiog neišmatuojama. Aplink mane atsirado 4 šviesos būtybės. Šios 4 būtybės kartu su manimi peržvelgė visą mano gyvenimą. Viskas vyko labai greitai. Labai keista buvo tai, kad galėjau kalbėti su visomis 4 būtybėmis vienu metu. Ir taip pat vienu metu galėjau mintyse girdėti jų atsakymus į mano klausimus. Visą procesą suvokiau kaip gydymą. Jaučiau, kad kažkas manyje gyja. Gyvenimo peržiūra buvo labai išsami. Jaučiau, kad kiekviena mano mintis, kiekvienas jausmas vėl buvo čia. Ir tarsi filmas buvo rodomas prieš mane. Buvo ir dalykų, kurie man buvo nemalonūs, bet viskas vyko meilės aplinkoje. Iš šių būtybių sklido minčių srautas, kuris mane gydė ir grąžino jėgas. Kai gyvenimo peržiūra baigėsi, pajutau kažkieno buvimą šalia manęs. Tai buvo kažkas labai didelio. Tai buvo labai malonus ir neapsakomai stiprus meilės jausmas. Su tuo, kas buvo šalia manęs, pradėjau bendrauti ir paklausiau: kokia mano ligos priežastis? Kodėl aš esu čia? Šis man paaiškino, kodėl esu čia, o pokalbį užbaigė vienu sakiniu: viskas yra gerai taip, kaip yra, ir viskas vyksta taip, kaip ir turi vykti.
Šie žodžiai tiesiog perėjo per mane. Ir po paskutinio sakinio staiga aš vėl atsidūriau savo kūne. Visas nerimas ir baimė buvo dingę, jaučiausi vėl pilnas jėgų, nebuvau suglebęs, pavargęs ar bejėgis. Kai kitą dieną man vėl darė elektrokardiogramą, nieko įtartino nenustatė, atrodė, lyg būčiau pasveikęs. Tik leukocitų kiekis kraujyje buvo šiek tiek padidėjęs, todėl gydytojai įtarė, kad kažkur dar gali būti uždegimas. Profilaktiškai man davė kažkokių vaistų, o po 5 dienų išleido iš ligoninės kaip sveiką žmogų. Ilgą laiką apie savo mirties patirtį niekam nepasakojau. Tik 2010 metais pradėjau rimčiau apie tai mąstyti. Tuo metu buvau ligoninėje dėl traumos ir viską aptariau su gydytoju, įskaitant ir savo mirties patirtį. Gydytojas man pasakė, kad tai, ką pasakoju, skamba labai autentiškai ir kad jis ne pirmą kartą girdi panašią istoriją. Tai man labai padėjo. Po šios mirties patirties pradėjau daugiau mąstyti apie Dievą. Aš augau Rumunijoje religingoje aplinkoje ir turėjau eiti į bažnyčią. Vaikystėje bažnyčios bijojau, mane gąsdino kunigai, gąsdino ir pati bažnyčia, mane gąsdino religinė Dievo sąvoka. Niekaip negalėjau viso to priimti. Po mirties patirties netapau religingu, bet tapau giliai dvasingu. Tik dabar man tai nėra tikėjimas, tai tapo žinojimu, nes dabar aš tikrai žinau, kad Dievas yra. Manyje dingo mirties baimė ir žinau, kad mūsų egzistencija tęsiasi ir toliau. Nuo tada vis daugiau domiuosi mirties patirtimis. Girdėjau daugybę tokių pasakojimų ir radau labai daug panašumų. Ypač tai, kai pradžioje buvo tamsa, o po to gyvenimo peržiūra. Iš tiesų apie tai kalbėti nėra lengva, žmonėms tai suprasti gan sudėtinga. Savo profesinėje aplinkoje apie tai kalbėti negalėčiau. Netgi asmeninėme gyvenime yra tik keli žmonės, su kuriais galiu apie tai atvirai kalbėti. Yra žmonių, kurie manimi tiki, tačiau tokių žmonių labai nedaug. Svarbiausia, kas pasikeitė po šios patirties, yra tai, kad nebejaučiu mirties baimės, tapau ramesnis, laisvesnis ir mažiau įsitempęs. Kai nutinka kažkas negero, nepriimu to su baime kaip anksčiau ir sau sakau, taip, tai vyksta ir tai praeis. Toji mintis, viskas yra gerai taip, kaip yra, man padėjo pereiti per daugybę sunkumų. Jie man suteikė daug pasitikėjimo. Manau, kad jie kalbėjo ne tik apie tą konkrečią situaciją ligoninėje, bet jie kalbėjo apie visą gyvenimą. Tos šviesos būtybės, tas kažkieno buvimas, Dievas ir tie paskutiniai žodžiai man gyvenime suteikė lengvumo. Dabar stengiuosi priimti gyvenimą tokį, koks jis ateina, nedarydamas jo sunkesniu, nei jis yra. Viskas tapo daug paprasčiau, nes kažkur giliai manyje liko žinojimas, kad viskas yra gerai taip, kaip yra. Ir viskas vyksta taip, kaip ir turi vykti.